Labas litras, atsibūdam su tokiu vaizdeliu, geriam arbatą, pusryčiaujam ir planuojam, kur varom toliau. Išmiegojam savo šitam namelį, buvo biški vėsoka, tai po 2 kaldrom su kojiniam apsirengė, tai bet viskas gerai. Praėjo naktis, miegojasi nepaisant to visai neblogai. Ir dabar žiūriu į kalnus, grožiuosi ir judėsim toliau. Tikriausiai, kad prie Juodo ežero. Čia toks yra irgi vienas iš lankytinų objektų. Pakavom savo kalnų liūtą, ten šeimininkas daržė darbuojasi ir varome. Varom iki kito ežero, mažesnė tokia kalnuose yra ledynų suformuoti ežerai, tai 17 ar kiek iš viso yra, tai yra žemiausias, didžiausias Juodasis ežeras, bet nusprendėm, kad ten nevažiuosim, ten yra aplink jį takas 3,5 km apeit, hikint, bet nelabai mes laiko turim, nes turim dar aplankyti Taros kanjoną. Ir čia jeigu užgaišim papildomą laiko, tai po to mums sugrįžimo atgal, nes šiandien turim grįžti atgal į Kumborą. Saulė šviečia, smagu, oras panašus šiandien saulėtas bus, tai labai gerai. Važiuodami dar radom, panašu, kad apleista keltuvus kalnų, nes pastatas tai tikrai nebenaudojamas, panašu, ir keltuvai. Šis slidinėjimo kurortas yra šitam mieste, bet šitie keltuvai matyti jau užsidarė kurį laiką, nes eglės netgi kaip apžėlusios jau apaugusios. Dar naudot ir naudot. Kas viduj? O, viduj tai. Kas viduj? Šiukšlynas. Kasgi daugiau? Šiukšlinėlis. Ir keltuvai čia taip ir eina. Bet čia labai daug metų turi būti nenaudojama, kad jau eglės užaugusios. Šitaip tiesiog va paliko ir viskas. Nu va taip, apleista. Bet tikrai eglė kokia aukštesnė negu tas stulpas konstrukcijos visos. Tai kiek čia metų? Tikrai čia labai senas turi būti dalykas. Jeigu iš medžio padaryti, atsisėsti ant lentų, tai senokai čia. Atvykome iki ežero, neatsimenu kaip vadinasi. Jisai toks kaip akis atrodo, nes vidury tamsiau, o kraštai šviesesni. Tai dabar reikia pabandyti užkopti kažkur ten ant to kalno, kad biški vaizdas geresnis atsivertų. Nes kitaip tai čia droną reikia. Bandom dabar lipti ir apžiūrėti iš viršaus. Šiek tiek užlipom. Aš dar aukščiau lipsiu jaučiu. Nelipsi?
Likau vienas. Lipsiu aukščiau. Žiūrėsim, ar verta. Čia bus lipti aukščiau. Kalnais. Žolytėm, teletavo pevelėm tokiam vaikštom. Kopiam į kalnelį. Ir kas čia matosi? O, wow. Apsimokėjo lipt. Čia apsimoka užlipt, žinok. Dar aukščiau. Gerai, jokių žmonių nėra nieko. Visiškai vieni va, atvarėm pabūt. Dar rytas, koks rytas jau, realiai. 10:30. Bet dar kažkaip hebra nesirenka. Nu, gražus vaizdelis. Atsiveria, sakyčiau. Visai gražus. Jau kažkas palūžo ir prisėdo ant akmenėlio. Biškį kažkokį ožko šūdą įlipau. Tai puikiai proga pasitaikė pasivalyti. Bet dabar kai ožka ir kapstaus. Mes atvažiavom. Žabliak, tas miestas kažkur tai ten yra. Žabliak, nežinau. Gal lipom žemyn. Pasfotkinom. Leidžiamės žemyn. Ten, kur atėjom. Šitais kalneliais vienas pasileidimas ir bus nusiridenta įsimaudyti ežerą. Ką mėtai dabar? Pliumt. Užskaitysim kaip aplankymą. Galvojam dabar, kur toliau važiuosim. Kur galvojam toliau? Viskas aišku, važiuosim į Taros kanjoną. Ir ten yra ziplainas. Nu, atvykom iki Taros kanjono, iki Taros tilto ir dabar bandysim nusileisti su ziplainu. Jokinga labai, kad parkingas ateina, vyras sako parking, pay €2 1 hour, taip ištraukau 5 eurus, pamatė, grėbė už tų 5 eurų, davė 1 eurą gražos, sako all with the time ir eina, sakau, tai duok man kokią nors lapuką dar, tai išrašė lapuką. Tada susimokėjom už parkingą, dabar ieškom, kur čia tas ziplainas. Remontai vyksta, nelabai pasisekė, galima sakyt, nes šiaip tai tas tiltas pastatytas 1916 metais, man atrodo, ne? Man atrodo, kad 1916 metais ir per karą partizanai buvo susprogdinę dalį, kad apsaugotų nuo tolimesnio veržimus priešų. Tai dabar renovuoja, tai bus dar gražesnis. Ir čia dabar tas visas kanjonas. Čia tie remonto darbai nelabai pasisekė, nu bet ką darysi. Viskas,
bilietas va toks nusipirktas. Nebėra kelio atgal. Buvom nuėję pradžiai ten į viršų, pasirodo reik bilietą apačioje nusipirkti. Tai grįžom, nusipirkom bilietą į sveikatą ir dabar tada varom jau ruoštis. Dabar jau baisumas prasidavė tik tai. Okay, let's go. Can we go in tandem? Two? Yeah? Okay. Two together? Two together, yeah. No? Not possible? Too heavy together. Ah, okay. That's good. One by one. One stand here. Okay. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Okay. Okay, sit down. Back into the chair. Don't worry. Be Oh, you know happy. some... Ноги прямо. Вместе. Так всегда до конца. Давай. Experience. Relax. Okay, you ready? Yep. And then. Labai baisu. Apsiverkiau. O, dar galima podcast pasižiūrėti savo, bet mums turbūt nelabai reikia. Guys, look at the photos. Okay. He's not recording them because Okay. we're selling them. Okay, okay. So, all the photos for 20 euros. Okay. Nenoriu, ne? You want them? No, but just recording, so thanks a lot. Nu, nusileidom, nors ir buvo labai baisu kažkam. Man tai vienu momentu irgi baisoka Niekada buvo. gyvenime. Bet po to atrodo, jau net nežiūrėsiu į apačią, vis tiek po to kaip jį nežiūrėsiu. Baisiausias yra pati pradžia ir pati pabaiga. Kai stabdo? Aha. Nes atrodo, kad tie žmonės ruošiasi jau sustabdyti su tais dviem dalykais ant virvių ir atrodo, tu tiesiog taip buosis ir bus taip. Tiesiog. Jo, nu tai vienu žodžiu toks ekstremalu, kainuoja 30 eurų. Ir gali po to parveš, kaip suprantu, atgal, bet mes turbūt eisim tiesiog per tiltą dar pasivaikščioti, nes eina žmonės, va matau vaikščioti. Verta, smagu, nežinau ar smagiau ar baisiau, bet jo. Nu, čia Europoje yra pats didžiausias kanjonas šiaip. Antras pasaulyje didžiausias kanjonas, ar giliausias, kaip čia skaitosi, giliausias kanjonas, tai tik tai po Amerikos didžiojo kanjono. Tai tiltas šiek tiek gadina vaizdą, tai remontai ir medžiai. Čia su dronu, aišku, vaizdų prifilmuota prieš atvažiuojant, prisižiūrėjom, kaip čia įspūdinga, bet kai esi ant žemės nesigauna tai. Nu, praktiškai antrą kartą ziplainu dabar. Wow. Čia vaizdas geresnis, nes čia saulė nešviečia iš to pusę.
būtų Jo. labiau. Dar žali kalnai, bet kiek važiavom, tai jau šiek tiek tokio rudenio jaučiasi. Kai kur tai jau matosi, kad ruduo, parudavę medžiai, nusidažę spalvom. Čia tai dar matosi kai kurie, bet dar ne taip ryškiai. Nes kas įdomu, kad šitie kalnai kažkaip labiau nespigliuočiai, o lapuočiai, tai jie keičia spalvas, nes paprastai tai kažkaip kalnuose spigliuočiai labiau mėgsta gal augti. Nežinau, tai irgi įdomesnis kraštovaizdis toks. Šuniukas. Gal eisim atsiger kažko? Taip. Kavos, gal kokios. Radijos reikia, man atrodo, čia jau. Ar netgi, sakyčiau, energetinio kokio šalčio. Labai gerai. Po ekstrymo kaip tik Red Bullis bus. Prisėdom atsigert, kavos, sulčių, Red Bullis čia iš tikrųjų. Aš gal vairuoju. Žiūrim, kaip tiltą remontuoja. Šiek tiek pasigadinom čia reikalai, kad čia remontuoja, dulkina čia jie. Bet ką darysi, taip kaip yra, taip yra. Žiūrėsim, kur čia toliau dabar planuojamas to pačiu, kur čia toliau mes į kurią pusę pasuksim. Atsigeriam biškį, dabar užkandžiu dar biškį. Šiek tiek paužkandžiausim sausainiukais. Varysim toliau. Tas mūsų toliau varimas iš tikrųjų yra nuo žemės atgal. Važiuosim atgal link Žabajak ir tada vėl link Nikšič. Tai šiandien planas grįžti atgal į Kotorą. Tai šiandien planas grįžti atgal į Kumborą, ten kur mūsų tas pagrindinis viešbutis. Ir pakeliui dar suplanavę esame aplankyti vieną rekomenduotiną objektą, tai toks vienuolynas, kuris yra pastatytas olose. Tai turėtų būti įdomu pasižiūrėti. Tai važiuojam, pasimatysim įdomiose vietose. Važiuojant suradom, kad turi būti lankytinas objektas krioklys, bet krioklys šiuo metu atrodo taip, nes nėra vandens. Sausa. Tai prie sauso, japoniško stiliaus krioklys, kaip japonai turi sausą upę ten viską. Tai čia dabar gaunasi, kad sausas krioklys, nes visa upė irgi išdžiūvus visa, nėra vandens. Bent į pertraukėlę būsim padarę tokią. Su kriokliu nepasisekė, bet pamatėm besidarydami tiltą. Ir tas tiltas virš tokio kanjono kažkokio tai. Ką čia matom? Ten tiesiog žmonės apačioje sėdi. Tai čia irgi turėtų pagal viską kažkoks krioklys būti. Neaišku, kurią pusę bėgo, gal ir ne. Kurią pusę teko vanduo. Ai, ten, tai tada čia ne krioklys. Ar gali būti krioklys? Gal ir būna. Žiemą. Toks kanjonas. Pasakytų vienas YouTube personažas, žinau, kad visai čia gražu. Negalima užkurt, netrukdyti žvėrim ir nemėti šiukšlių. Dėl šiukšlių nemėtimo, tai kaip matom, bent jau vietiniam nelabai sekasi šiukšlių nemėti, nes šiaip tai šiukšlyno nemažai čia nuo kelio tik tai nueini ir jau žiūrėk šiukšlinėlis šioks toks. Tai nelabai fainai čia šitą vietą pas juos, bet daugiau tai neblogai. Vaizdai gražus, kalnai. Ir mes po to keliu važiavom serpantinu. Liam aukštai. Net biškai koja sudrebėjo. Bet palaipykim kaip ožkos.
akmenim. Šitą ką tik pagavau raktelį ir kišenį užčiapiau, jeigu čia man įkristų, kur nors į tą akmenų tarpą raktelis, būtume dideliai problem. Kalbant apie mašiną, tai serviso raktas dega, kad jau minus 3000, kaip reikėjo tepalus keisti prieš 3000 nepakeista, dega serviso raktas ir jeigu staigiai pastabdai arba serpantynų važiuojant, matyt subėga tepalas, pamato daviklis, kad tepalą per mažai užsidega, lemputė, kad tepalą per mažai ir stop, į lygų kelią išvažiuoja, vėl viskas gerai. Nežinau, reikėtų pamatuoti su matuoklė, ar siekia tepalą iš vis. Patikrinkim. Čia ta tepalo yra. O, net nesitreniravę, žiūrėk, kad dariau iš pirmo kartą. Kur čia paveikišti? Nu, duokit servetėlį operatorą. Vieną? Vieną, man vieną tam užteks. O šilta, o gera. Nuvalysim matuoklį. Šiaip nieko gero nežada. Jau dabar. Bet tepalas tai ne juodas. Žiūrėsim. Nu, realiai matuoklės nelabai siekia. Nėra labai juodas tepalas, bet sakyčiau mažokai jo. Padariau, ką galėjau. Aš net nepavėjau jo. Mašina kenčia. Kankinimas vyksta kaip reikiant. O audinė atsiliekau, suprato, kad nebeverta čia galinėtis su mūsų galiūnu. Šitie serpantynai smagus. Važiavam, sustojom šiek tiek pailsėti vėl, nes jau esam nebetoli mūsų tikslą lankytino objekto vienuolyno Ostrog. Ir dabar jau pravažiavam vėl Nikšič miestą. Ir čia netoli Nikšič ir yra tas Ostrog vienuolynas. Dabar šiek tiek prasimankštinom, nes dabar liko nebedaug kilometrų, bet laiko prasme beveik pusvalandis dar važiavimo. Tai jeigu 10 km važiuosim pusvalandį, tai vadinasi mes kažkur tai nuobodžiai dabar ir kilsim į kalnus. Kalnus greitai šitais serpantynais neužkylama, kaip žinia. Šitas tai kažkoks vierchas, piktas šuo. Pagaliau iškylom. 10 km 25 minutės truko. Bet kelelis, tai aš galiu pasakyti, eina peklant. Aš nepratęs prie tokių. Vienoje vietoje iš vis toks kelias, kad į dešinę pusę pasižiūrė, atitvaro beveik nėra. Tai taip nesidariau į dešinę. Nes realiai mes pakylom iš labai žemai. Čia net nesimato dabar. Net rūkas, ūkas. Tai gerai, dabar pasistatėm aikštelę, čia tokia nemaža ir panašu, kad nemokama, niekur ženklų nebuvo, Google Reviews irgi rašė, kad nemokamai. Tai dabar keliausim iki to vienuolyno apsižiūrėti. Nu, lipam dabar patys, kai tą mašiną kiek galėjo užvežė. Nors ten lyg ir galima dar aukščiau. Čia koks urvas. Lyg ir galima, kad ten dar aukščiau, bet kad jau nebesinori, čia gera vieta, aikštelė didelė, tai va, yra vanduo, čia gal šventintas vanduo, geriamas panašu.
Nelabai veikia, tik tai ta pompa. Reikia užpumpuoti. Nebent užpumpuoti labai reikia. Mes patys čia pompuosim dabar į viršų. Nereiks nei vandens pompų. Na štai ir atėjom. Užkopėm į viršų. Nu, vat ir šitaip uolose įkomponuotas vienuolynas. Čia dar ir vaizdai. Čia va pakuojasi visi pardavėjai. Taip pačiu šiaip labai gerų laikų turbūt papuolėm. Jau visas pagrindinis turistų srautas pravažiavęs. Visi pasižiūrėję. Tai galima ramiai savo pasižvalgyti. Ėjimas panašu, kad nemokamas, net pro vartus praėjom, tai nieko nereikėjo mokėti. Tai turbūt, kad taip ir yra. Ir pagrindinis šitas įspūdingumo akcentas, tai vat. Šitą, kas čia bažnyčia skaitos, turbūt, nežinau. Turbūt. Paskaityti reikėjo. Prieš įėjimą. O čia dabar nebegalima fotkinti ir filmuoti. Tai aš nusižengsiu šiek tiek taisyklėm praeinant, va taip. Op. Oi. Garsiai. Nu taip, viduj nefilmavau, čia žiūri taip kažkaip įtariai. Tai negalima, tai negalima. Ką padarysi? Viduj ten, kas tiki, labai meldžiasi. Smilkalų kvapas stiprus. Tai, nu, čia piligrimai gal irgi lankosi šitoje vietoje. Tikėtina. Aišku, vėl čia prieš atvažiuojant, kai pasižiūri visokių dronų vaizdų, tai atrodo čia, wow, kaip čia atrodo. Čia taip neina pamatyti to vaizdo tokio, nes neprieisi taip. Bandyt pasižiūrėti, kas per vaizdelis, kaip atrodo. Kaip čia kokia panorama. Medžiai užstoja. Medžiai užstoja, bet aukštai mes čia visai randamės. Ar vertėjo važiuoti tokį baisų kelią? Vertėjo važiuoti tokį baisų kelią? Nu, vertėjo gal, sakyčiau. Tiek nematyti tokie vaizdai. Bet čia labai tvarkingai viskas sutvarkyta. Keista, kad nemokama. Nu gal, kai šventa vieta, tai gal dėl to ir nemokama. Nors būdelė yra. Nu, matėm ženklą, kad ekskursijom kažkoks, tai ten stop, kad ekskursijos mokamos, tai gal pavieniai nemokami katinas po. Tai gal gydas koks, žinai, būna. Arba gal gydai, gal kažkas. Bet šiaip tai viskas nemokama. Grįžome mašiną. Kas dar? Tokia maloni detalė, kad tūlikas čia aikšteliai yra nemokamas, tvarkingas, tvarkytas grindis, ką tik išplautas netgi buvo. Tai dabar jau judėsim į Komborą. Tai iki Komborą mums yra 2 valandos su viršum vien kelio, 112 km. Tai vien čia vėl 25 minutės, kol nuo to vienuolyno nusileisim. Ir po to dar kelelis. Jau realiai to pačiu keliu grįšim, kaip važiavom. Prieš tai į priekį. Vėl pro Nikšič ir taip toliau. Tai judam link viešbučio. Jeigu kažkas bus įdomu, pamatysit. Grįžome viešbutį. Sėkmingai suvažinėjom, jau pavakarieniavom. Ir dabar viskas, tik tai nori tik alaus. Bet jau ir alaus buvo atsigerta. Į dušą ir miegot, nes daugiau nelabai kažko norisi ir žiūrėsim, kur rytoj čia mes keliausim.
Tai gerai, gerb žiūrovas. Ačiū, kad žiūrėjot. Subscribinkit kanalą. Iki kito video.